Sveiki visi, mes laimėsim. Pasikabinom vėliavą, nes nusprendėm, kad mes vis dėlto čia įveiksim visas kliūtis. Ir štai pirmoji įkliuvai, pirmoji kliūtis, mums įkrito kibiras į šulinį. Ir štai mes užsisakėm magnetą. Nežinom, kaip mums čia seksis, pavyks, nepavyks. Internetu užsakinėjau, nepigus. O, prilipai. Pinigai. Pinigai, o. Galėsim eiti ieškoti pinigų. Ar čia žemėje kur nors yra pinigų. Bandysim ištraukti iš šulinio kibirą. Ne tik, kad gerti negalim dar vandens, bet pasirodo dar ir kibiras šulinį. Galingai padaryti tik, kad magnetas neliktų. Turėsim šulinį ne tik kibirą, bet ir magnetą. Pasiruošėm biškį dam bulvių. Gal šiandien nebadausim. Bet pradžioj bandysim išgelbėti kibirą. Gelbėjimo operacija. Einam gelbėti nuskendusio kibiro. Jeigu priliktų, gal ne. Nebeatlipinsi paskiau. Jeigu bus magnetas, jis taip išsiklopš. Jeigu bus metalas. Pinigėliai, jeigu bus. Gelbėjimo operacija. Aš jau girdžiu, kaip kibiras šaukia help, help, help. Dabar gero vėjo išpūsys tą visą šunį. Kaip jūs mokat gražiai kalbėti į kamerą. Labą dieną. Ir taip, tiesos akimirka. Garsas jau buvo kažkoks. Nu. Ne, taip lengvai. Ta pusė reiškia kažkur. Kibiras visiškai nuskendo. Kažkas reikėjo vandens prisisemt, dabar vėl švaros neturėsiu. Vėl sumakalavom. Nu gerai, turėsim makaliukzę. Pasėdinsim. Va, kažkoks garsas buvo.
Turime natūralaus lietaus. Lietaus vandens. Lietaus vandeniukas. O ten jau nusėdo visas. Turim lietaus vandeniuko. Čia mūsų baseinas. Du papuščiai nusinešiu. O kur tu jas neši? Bulvytės nusivalys. Tai va, neištraukėm mes to kibiro. Bandysim dar kartelį. Išsemsim vandenį, ištrauksim vandenį iš šulinio. Ištrauksim ir bandysim jau iš tuščio šulinio bandysim. Bet kad jisai, tikrai jisai silpnas. O rašė, kad labai stiprus. Tai jisai va, tuščio kibirą paprastai va, nelabai pakelia. Pats sunkus, nežinau. Tai jeigu nepavyks iš tuščio šulinio ištraukti, tada jau pirksim patį galingiausią magnetą. Nes mes net kopėčių tokių neturim, jeigu va čia lipti į tą šulinį. Čia yra 7 rentiniai. Neturim mes tokių kopėčių. Pirkti reikėtų samdyti mašiną, kad atvežtų. Nes jau iš kodą niekaip aš neįtalpinsiu. Tai va, tokios žinios iš žemės. Mes laukiam, kadagi tas šulinys taps švarus, kadagi tas vanduo taps geriamas. Ir kažkaip kažkur netyčia išgirdom, kad pasirodo reikia ten pilti akmenis į tą šulinį ir jie bus kaip filtras. Na va, tai šiandien Škodikė atvažiavo vilkdamas į žemę, nes vežė 200 kg akmenų. Čia pirmas sluoksnis akmenų, o čia yra antras sluoksnis. Juos reikės nuplauti, tai padėjom, pranešė lietų, tai padėjom, galvojom, gal lietus nuplaus. Ne, nu paskui gal užpilsim. Kiek rašė? 300? Dublis numeris 2. Bandom kibirą ištraukti, prieš tai išsiurbus visą vandenį. Nu, kaip ir šnekėjau prieš tai. Tuo pačiu nuplausim akmenis, kuriuos atsivežėm. Ir aš esu stipruolė. Šį aparatą užvedžiau aš. Čia reikia tokį šniūrą tempti ir jisai užsiveda. Žodžiu, esu stipruolė. Iriukas žiūri, kiek dar vandens liko. Oi. Oi, gerai, pasidažyk, visas buvo gražu. Bandysim traukti kibirą. Yes! Dar nešauk, kaip paimsi kibirą. Mes tai padarėm! Ištraukėm kibirą! Mes Heraklėje būdu. Tai kaip susmiržda prisipilė. Na, bet jeigu ne eglutė, ane? Jie. Eglutė užkabina. Toliau traukiam vandenį. Ne, gal jau akmenis pilkim. Gal kada nors gerimą jau turėsim. Yes! Kibiras! Iš šulinio su nutrūkusia ranka. Iš vižiuk rankenos nebėra. Tai jinai liko tenai? Liko, bet jinai jau bus ta. Nerūdė. Žiūrėk, su kokiu šmėliu ištraukiam. Kokį svorį. Čia reikėjo švelniai tą kibiriuką prikabinti ir labai švelniai traukti. Ir aš jį prikabinau ir paskui perdaviau Juriukui. Nu čia, kad tu šlovės visos nepasimtum. Ir paskui nubėgo greitai kamerą pasimti. Bet mes tai padarėm. Mes komanda.